Alytus – didžiausias Pietų Lietuvos miestas. Visoje šalyje garsėja stambiąją pramonę, o šiandien išsaugojęs tik tai, kas geriausia. Inovatyvus, progresyvus, atviras inovacijoms ir investicijoms. Čia jau sėkmingai veikia per 70 užsienio kapitalo įmonių iš Suomijos, Norvegijos, Danijos, Vokietijos, Italijos, Jungtinės karalystės, Lenkijos, Estijos. Alytus yra sparčiai į priekį žengiantis miestas. Mes esame atviri naujiems pasiūlymams ir idėjams. Be abejo, mums yra svarbiausias žmogus. Žmogus, kuris čia gyvena, kuris čia dirba, kuris čia kūrė. Bet mums labai yra svarbu žmonės profesionalai, kurie kasdieną atvyksta į mūsų miestą kurti pridėtinės vertės. Šiandien esame atviri visiems verslo pasiūlymams ir mes norime pasiūlyti verslams pačias geriausias sąlygas mūsų mieste. Alytuje Kauno Grūdai yra jau daug metų. Alytuje Kauno Grūdai turi 2 didelius pramoninius objektus ir automatiškai, kai galvojame apie kur daryti, tai Alytus buvo viena iš opcijų ir jinai aišku laimėjo, nugalėjo, nes viskas čia yra. Mes jau turim čia gamyklą, mes turim labai kvalifikuotą kolektyvą, mes turim visą kompetenciją, mes turim visus produktų ruošėjus ir gamintojus ir inžinierius ir vadovus ir visa kita. Žodžiu, visa kompetencija yra čia, o čia, kur dabar esam, tai yra mūsų didžiausia makaronų gamykla ir kurią dar planuojama dvigubai ir išplėsti. Mūsų fabrikas buvo perkeltas iš Danijos 1991 metais. Turime gerus santykius su Alytaus miesto savivaldybe, kuri padeda perkvalifikuoti darbuotojus ar surasti naujų. Pats esu alytiškis ir su akcininkais pasitarę nusprendėme būtent čia investuoti, nes tiek man, tiek akcininkam patinka šitas miestas, taip pat pavyko atrasti dialogą su Alytaus miesto savivaldybės administracija. Tai yra vieta, kur yra viskas vienoje vietoje. Tai tu gali per pusę valandos nuo vieno miesto galo nuvažiuoti į kitą ir viskas labai koncentruota, gera lokacija, žmonės labai šilti. Taip kad viskas, ko reikia verslui, yra Alytuje. Alytus labai geroje geografinėje padėtyje. Labai gera lokacija. Turim Nemuną šalia, turim kelius susisiekimo. Labai džiugu, kad pajudėjo projektas naujo kelio Alytus Prienai Kaunas. Taip pat vaga jau gilinama Nemuno, kas turbūt laivyba atsiras Alytuje. Alytaus visas verslas yra taip sukoncentruotas, kad jisai lygtai tokiam vienam verslo, galima pavadinti verslo parku. Tai jisai yra čia ir praktiškai tikrai susisiekimas yra labai patogus ir mūsų darbuotojai, ypač po pastarųjų metų infrastruktūros investicijų, kada atsirado ir dviračių takai, tai mūsų darbuotojai pakankamai aktyviai naudojasi tą patogią infrastruktūrą ir darbą vyksta ir dviračiais, ir paspirtukais, man atrodo, net. Visą laiką norėdam investuotojų iš užsienio. Mes visą laiką ieškodam jų, kaip juos prisitraukti. Tačiau labai geras rodiklis yra tai, kad iš Vilniaus verslai perskelia į Alytų, bet dar geresnis rodiklis yra tai, kad mūsų vietinės įmonės plečia čia veiklą. Juk jos geriausiai žino, ką veikti Alytuje. Jos jau ne 100 darbo vietų yra sukūrę ir šitoje vietoje jos toliau investuoja milijonus ir toliau kuria naujas darbo vietas. Aš manau, tai yra geras rodiklis. Darbuotojus verslui ruošia aukštoji mokykla, profesinio rengimo centras. Miestas yra tikrai didelis, sakykim taip. Aš tikrai labai nustebau, kai paklausiau mero, kiek gyventojų gyvena ir gavau atsakymą, kad 50 000, o su priemiesčiais sakė ir 70, tai tikrai yra daug. Iš tikrųjų, kaip Lietuvoje yra nemažai ir tai reiškia, kad tikrai galima rasti darbuotojų. Mums reikės 300 darbo vietų naujų, jau kitų metų 3 ketvirtį pilnai dirbančių. Mes tikrai nejaučiam jokios baimės, nes tikrai rasim. Labai turim stiprų bendradarbiavimą Alytuje su profesinio rengimo mokykla ir ten tikrai mums rengia specialistus. Tai žodžiu, su darbuotojų, kvalifikuota darbo jėga, jokių kaip ir problemų nėra. Alytus yra netoli Kauno iš tikrųjų ir netaip toli ir Vilniaus, tai vėlgi, jeigu labai kažkokių išskirtinių kvalifikacijų reikėtų, tai tikrai iš tų miestų gali būti. Darbuotojai yra daug nuoširdesni. Iš tiesų labai miela bendrauti su žmonėm, jie tikrai yra nuoširdesni. Jeigu jie pasirenka darbdavį ir
jam tinka ir patinka, tai jisai ir dirbs. Ir mes tikrai turim tokių senbuvių, kurie jau su mumis daug metų dirba ir tikrai labai smagu, kad jie neieško kažkur tai pasikeitimų. Ir mūsų, pavyzdžiui, net ir administracijai žmonės, ta visa komanda branduolys, jie praktiškai nesikeičia. Mes labai stebime darbo užmokesčio tiek vidurkius, tiek medianas įvairiuose Lietuvos miestuose ir konkurencinėje aplinkoje. Vienas iš tokių privalumų tai yra santykinai truputėlį pigesnė darbo jėga negu didžiuosiuose miestuose. Aišku, ir pragyvenimo lygis galbūt čia, kaip sako, mažiau ir nuoma kainuoja. Aš manau, kad Alytus yra neatrastas miestas. Jeigu mes pažiūrėsime į grįžtančių, išvažiuojančių žmonių skaičių, matom, kad emigrantai vis daugiau sugrįžta. Žmonės iš sostinės, iš kitų miestų keliasi į mažesnius miestus, kur pigesnis nekilnojamas turtas, kur vaikų darželiai gali gauti tą pačią dieną prie savo namų, kur mokyklos yra kokybiškos, kur yra pailgintas ugdymas papildomas, kur vaikai gali turėti būrelius, įvairias veiklas po pamokų. Alytus tai miestas, kur patogu gyventi ir dirbti, nedideli atstumai, draugiška aplinka, patyrę ir darbštų specialistai, palankus vietos valdžios požiūris į verslą. Aš manau, kad nėra svarbu miestui, ar tai 200 darbo vietų, ar tai 2 darbo vietos. Aš manau, kad tai yra, jeigu žmonės čia kuria darbo vietas, ar IT sektoriuje, ar medicinos sektoriuje, ar švietimo sektoriuje, bet kuriam kitam sektoriuje, kas čia daroma ir panašiai, mes to džiaugiamės. Mes kiekvieną priimam, kiekvieną išklausom ir jeigu miestas gali padėti, visą laiką padeda. Aš manau, apie tai gali kalbėti verslas, kuris buvo atvykęs pas mus. Palanki, aišku, verslui aplinka. Tikrai esu labai dėkinga ir vietos valdžiai su tuo požiūriu, su ta pagalba. Kreditavimo sąlygos yra daug geresnės. Verslo bendruomenė irgi pakankamai yra tokia nedidelė, bet pakankamai draugiška ir susitinki ir mieste ir gali pasišnekėti ir pasidalinti ir patirtim, ir problemom, ir kažkokiais tai kitais dalykais. Ir nuo mero iki bet kurio valdininko tikrai jaučiam didelę tokią paramą, pagalbą. Ir tas toks klausimas, jų ką mes dar galim padaryti, kad jums būtų lengviau, tikrai mums yra labai svarbus. Dirbdamas daug metų matau alytiškių norą augti, norą tobulėti. Tai labai svarbu tiems, kas nori investuoti vietose, tokiuose kaip Alytus. Išskirčiau ir gerą vietos valdžios bendradarbiavimą su verslu. Tik Alytus. Aš daugam sakau, ko jūs brukatės į tuos Vilnius ir Kaunus. Yra Alytus, šeimai yra palanku, nes yra darželiai, yra mokyklos, nereikia eilėse stovėti, viskas vietoje, atstumai nedideli. Tai tik Alytus. Žalias, ambicingas, atviras, perspektyvus. Mes galime padėti augti jūsų verslui mūsų mieste.